Sveiki atvykę į šį vaizdo kanalą. Šis vaizdo kanalas pristato ir dovanoja jums dangiškus meilės laiškus, kuriuos mums tada ir dabar siuntė mūsų viešpats Jėzus Kristus ir švenčiausioji mergelė Marija, kad galėtume tinkamai pasiruošti dangiškoms Dievo avinėlio vestuvėms. Šiandien pristatome Dievo žodį, ištartą mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus per šventąją Rumunijos Virdžiniją. Dievo žodis mirties tema Aš girdžiu savo balsą, 3 dalis. Kai sukūriau žmogų, sukūriau jį šventą, bet žmogaus valia buvo kitokia. Kai žmogus nepriima savyje mano valios ir mano meilės, žmogus apsirengia savo valia ir lieka be Dievo, peržengia Dievo valią žmoguje, o žmogus įdeda į jį savo valią ir yra pats savo šeimininkas. Štai atėjo laikas man šaukti žmogų ir šaukti žmogų atsiskaityti. Aš laikau rankoje kastuvą ir valysiu savo lauką, rinkdama savo kviečius į tvartą, o pelus į ugnį. Džėjo teminė rinktinė, apokaliptinė ugnis, taip pat Jomak, archyvas, Jumšare, Skribdai, Goglė drive, Pubachtman 5, NE. Šventajame rašte parašyta, kad po 2000 metų nuo pirmojo atėjimo aš vėl ateinu iš dangaus į žemę, duoti kiekvienam pagal jo darbą. Šventoji dvasia kalba iš dangaus virš žemės tarp rumunų tautos, nes aš, viešpats, vėl išsirinkau Jeruzalę. Pradžioje aš pasirinkau savo Jeruzalę ir ji mane išvijo iš jos. Žiūrėkite teminę rinktinę, Rumunija, Naujoji Jeruzalė, Naujasis Kananas, taip pat Jumšare, Goglė drive, Skribdai, archyvas, Pubachtman 5, Jomak, NE. Dabar pasirinkau kitą Jeruzalę, bet šventosios dvasios pagauti nepavyks, nes mano šventajame rašte nuo to laiko parašyta, dar šiek tiek laiko ir pasaulis manęs nebematys. Bet jūs mane pamatysite, nes aš gyvas, ir jūs būsite gyvi ir suprasite, kad aš esu Tėve, ir jūs manyje, ir aš jumyse. Aš visada esu tarp Dievo išrinktųjų, kad galėčiau su jais žemėje daryti savo darbus, nes aš su žmonėmis išpildžiau raštą, nes žmonėms jie palikti iš dangaus, kad išsipildytų žmonėms. Pirmą kartą atėjęs aš atėjau kaip gelbėtojas, bet ir tie, kurie manęs nepriėmė, buvo teisiami, nes parodė, kad nemyli Dievo, kad nesilaiko įsakymų. Antrojo atėjimo metu aš ateinu kaip teisėjas gyviesiems ir mirusiems, bet tie, kurie ir dabar manęs nepriima, yra teisiami dėl to, nes parodo, kad nemyli Dievo. Ištrauka iš Dievo žodžio šventosios dvasios nusileidimo šventėje nuo 1998 Liepa 6. Aš atėjau iš dangaus pas jūs su savo apaštalais, su kuriais keliavau žemėje prieš 2000 metų. Suteikime jiems paguodą mano sode nuo tavęs. Ateikite, sūnus, palikime jiems vietos vėl išpažinti paslaptį, kuri buvo slepiama nuo amžių ir nesuprato angelų ir žmonių. Suteikime jiems Izraelio teismo krėslus, nes tai aš jiems pažadėjau, nes pranašuose parašyta, viešpats teis savo tautą. Amen. O mylimi mokiniai, ištikimieji izraelitai, jūs neužkietinate savo širdies dėl mano balso, kuris pašaukė jūs vaikščioti su manimi žemėje ir būti žmonių žvejais ant dangaus karalystės stalo. Ištikimieji mokiniai, aš išmečiau tinklą į jūrą ir surinkau į ją visų rūšių žuvis. Tada ištraukiau į krantą, sėdėjau ir rinkausi, kas gera, o kas bloga, išmečiau. Išsirinkau tave, nes padariau tave ištikimą širdimi ir per tave, savo liudytojus nuo tada iki šiol, visoms tautoms skleidžiau savo žodį apie amžinąjį gyvenimą, nes mano ir tavo raštai tai liudija, o žmogus ką jis įdeda į jų vietą kaip tiesą. Dabar po 2000 metų, kai ateisiu su šventaisiais į žemę, kaip buvo išpranašauta, kad aš turėsiu ateiti, štai šiandien aš esu su jumis dangaus susirinkimo žemėje palapinėje. Rengiuosi į dangišką šventę su angelais ir šventaisiais, nes turiu palapinę Rumunų žemėje, mano naujieji Izraelį tauta paimta iš Rumunų, kad per juos sėtų dangų amžiną karalystę su ištikimu žmogumi. Guodžiu tave su savo sūnumi sode. Aš atidariau sodo vartus ir pro vartus įėjau į sodą su tavimi, nes šiandien turiu tokių ištikimų sūnų kaip tu. Guodžiu tave, kad kentėjai dėl mano evangelijos. Apkabinu tave, kad tu gyvas, toks kaip aš. Suteikiu jums galimybę ir šiandien, praėjus 2000 metų, paliudyti, kad aš esu jūsų vieta, Jeruzalė iš dangaus nusileido į žemę su šventaisiais ir duodu jums 12 vietų, kad galėtumėte sėdėti prieš Izraelio teismą. Amen, amen, amen. O palaimink viešpatie, tavo apaštalų taryba tavo žodžio sode šiandien Rumunų žemėje.
Ji yra pirmoji ir paskutinė, kaip tu įsakei. Amen. Mes tavo apaštalų dangiškoji taryba, šiandien mes susirinkome Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios vardu kartu su tavo liudytojais Viešpatie. Mes esame Izraelio likutis, nes pranašuose parašyta, nors Izraelis būtų kaip jūros smėlis, jo likutis bus išgelbėtas, įtikės ir paliudys tiesos žodį. Ateis laikas ir atėjo, kai mirusieji išgirs Dievo Sūnaus balsą. Užkimškite ausis ir patepkite akis, Izraelio tauta, nes mes esame tarp jūsų, malonės išrinktas likutis, kad užtartume Dievą už visą Izraelį, kuris pakils išgirdus Dievo Sūnaus balsą, kuris ateis po 2000 metų teisėjas iš Tėvo, duoti kiekvienam pagal jo darbus. Amen, amen, amen. Užantspauduok Viešpatie ugnies antspaudų tavo apaštalų žodį, susirinkusi į šventųjų tarybą tavo teismo sode, nes Rumunų žemė yra tavo nauja šalis, tavo sugrįžimo žemė Izraeliui ir visiems žemės tautų. Išpildyk Viešpatie mirusiųjų prisikėlimą. Mes esame tavo prisikėlimo liudininkai prieš 2000 metų iki šių dienų, o šiandien liudijame iš Rumunijos. Ji yra pirmoji ir paskutinė, kaip tu įsakei. Amen, amen, amen. Aš tavo Viešpats ir mokytojas, užantspauduoju tavo tikėjimą iš dangaus apie mano šalį šiandien pirmą ir paskutinę. Kai sukūriau dangų ir žemę, ji buvo pirmoji sausumos ranka mano rankoje, kai žemė išplaukė iš vandenų, o dabar ji yra paskutinė ir ji yra, ir aš darau ją išgelbėjimo oaze, išganimo valtį šventiesiems iš žemės, kad joje išpildyčiau raštą apie dangaus karalystės įkūrimą žemėje teisiesiems, turintiems galę iš aukštybių. Netrukus ateis mano žodžio kūnas ir patvirtina žodį, kaip mano krikštytojo Jono žodis buvo patvirtintas mano atėjimu prie Jordano, kad būčiau pakrikštytas prieš tuos, kurie atėjo krikštytis ir būčiau išpažintas. Tėvas savo sūnų per Šventosios Dvasios patvirtintą žodį, kuris atėjo iš Tėvo balandžio pavidalu. Amen. Neįmanomas paslaptis yra amžinasis šventųjų, apsirengusių dangiškuose namuose gyvenimas, dėl kurio jie dirba savo kūno metu savo šventumo darbais. Jie yra gyvieji, su kuriais aš ateinu išpildyti pranašystės apie mano atėjimą su jais, su mano šventaisiais, turinčiais amžinąjį gyvenimą. Jų karūnos spindės kaip tų, kurie pasitiks mano atėjimą su šventaisiais kūne. Šiomis dienomis esantieji kapuose girdi mano balsą iš ėdžios ir ruošiasi prisikėlimui, miegančiųjų prisikėlimui, kurį vainikuos gyvieji danguje ir žemėje, nes nuostabi paslaptis yra mano šventųjų amžinasis gyvenimas, su kuriuo dirbu virš žemės. Ištrauka iš Dievo žodžio Šventojo Jono Krikštytojo susirinkime 2000 sausis 20. Tai šios dienos programos pabaiga. Te laimina jūs Dievas ir saugo jūs prie savo šventosios širdies. Amen.